Čia yra Plazės rezervato, Plazės ežero, galima sakyti, paukščių stebėjimo namelis, kad ir lietui lyjant būtų galima stebėti, nes ir vėjai pučiant, kad būtų apsauga šiokia tokia. Ir šičia yra paukščių stebėjimo vieta, labai tinkama paukščių migracijos metu, ypač įdomiausia yra, aišku, pavasarinės migracijos metu, kai skrenda šiaurinės ančių rūšis, cyplės įvairios, šaukštasnapės, ilgaudegis antis, pilkosios antis, kas čia dar būna iš tokių kryklės, dryžgalvės, rudagalvės, klikuolės, koduotosios antis ir mažieji dančiasnapiai, teko ir žilai antį matyti, rudakaklį narą matėm čia šiemet. Tiesiog yra tam tikra įvairovė paukščių, kur migracijos metu jie sustoja ar pailsėti trumpam ir vat, iš to namelio galima stebėti. O kai jau baigėsi migracijos metu, šitas namelis irgi tinkama vieta yra stebėti kormoranų kolonijai, kuri įsikūrė prieš 3 metus įsikūrė jų nakvynės vieta tapo, o iš tikrųjų tai pirmieji lizdai susukti tik šiemet. Šiemet yra 15 lizdų ir tai yra gyvas eksponatas, gyvosios gamtos muziejus rezervate, kur galima stebėti kormoranus ir čia visą matyti jų mitybinį ciklą ir pažinti visus mitus ir šmeižtus, visas nesąmonės, kurias skleidžia pasaulis apie šios paukščius. Ir galvom, kad reikės, čia netgi ir stendą dabar nuėmėm, parašysim kažką truputį apie visas tas melus, kad naikina mišką, kad naikina žuvis, visa tai yra melas ir netiesa. Ir tai, kad žmonės dabar mato, kad yra nudžiūvę medžiai, juodalksniai, tai nereiškia, kad yra naikinamas miškas. Nes tas nudžiūvęs medis, kai jisai pritraukia tam tikras rūšis vabzdžių, uoksinius paukščius, ten geniniai paukščiai randa, kur maisto ir randa uoksus, kur pasidaryti. Uoksinių medžių yra trūkumas, tai jie sukuria tiesiog terpę kitom rūšim gyventi. Ir kai tas medis po 25 metų jau taps nebetinkamas perėti, po 30 gal metų nudžiūs ir nukris, jau bus atsivėręs langas ir šičia užaugs, bus užaugę trakas, jaunolynas, jau jų vietoje atsistos kiti medžiai. Tai jokios reikšmingos įtakos miškui nėra, tik tai yra vienintelė neigiama įtaka kormoranų gali būti medienos plantacijom, kurias mes iš įpročio vadinam mišku, tačiau tai nėra įstatymas vadina mišku, bet iš tikrųjų mes biologai medienos plantacijų miškų nelaikom. Tai yra tiesiog kaip kukurūzų laukai, tai yra tiesiog medžių plantacijos. Miškas, kad susidarytų, jam reikia šimtmečių, ne vieno šimtmečio, o pas mus medžiai iškertami daug anksčiau dažniausiai. Tai miškas tikras susiformuoti labai dažnai nespėja. Tai kur mes auginam medieną, prioritetas yra mediena ir biznis, tai mes ir nevadinkim to mišku, tai ir sakykim, kad kenkia medienai. Tai yra produkcijai ir mažina, kenkia produkcijos kokybei. Tai tada aš sutiksiu ir pasakysim taip ir reikėtų sutarti, kad kormoranai reikia vengti, leisti jiems įkurti kolonijas, kur yra komercinės plantacijos. Vat šitoj vietoje mes čia ir aiškinam, kad čia yra rezervatas, natūralūs gamtiniai procesai ir kormoranams yra tinkama vieta gyventi. Tačiau reikia pabrėžti vieną dalyką, kad visai galimas dalykas, kad ežero neliks. Kormoranų įtakai gali būti taip, kad ežeras gali visiškai užželti, nes bus pritreštas, pakankamai stipriai gali būti pritreštas ir vienas iš modelių ekosistemos reiškia, kad tai gali užaugti aklinai, o kitas modelis sako atvirkščiai, kad gali užrūgštėti ir atvirkščiai net pakraščiai tapti plyni ir išnykti net ir pakraščių žolės. Tai čia yra poligonas moksliniams tyrinėjimams ir va tam ir yra rezervatai, kad mes galėtumėm vykdyti mokslinius stebėjimus.
Kormoranai visada sudaro tam tikrą terpę kitiem paukščiam, kaip minėjau, ir geniniams uoksiniams, bet kolonijos triukšmas sukelia jaukumo įspūdį ir pritraukia gerves, pritraukia garnius. Šiandien matėm baltąjį garnį, pilkieji garniai yra beveik visada. Gali būti, kad gal įsikurs ir jų kolonija, kas būtų labai džiugu ir pageidautina. Ir be abejo, čia dabar apie 1-2 gervių poros, tai yra natūraliai peri ir Plazės ežero apypelkiuose, kur užmirkės pakraščiai. Jiems yra kaip ir tinkamas dabar vietos, gervių yra pagausėję Lietuvoje, bet mums svarbu, kad mes jas čia galim parodyti parko lankytojams. Apskritai paukščių migracija prasideda net birželio viduryje, jeigu šiaip žiūrėti. Tradiciškai jau dalis paukščių migruoja į pietus, pradeda migruoti, kai išveda jauniklius, bet iš tikrųjų pas mus čia Plazės ežere tai jau yra toks rugsėjis, spalis, kada yra iki lapkričio mėnesio, kada migruojančius paukščius, daugiausia antis įvairių rūšių, čia galima stebėti šitome ežere. Nu taip, pagrindiniai rudens mėnesiai, ten sakysim spalis, į pabaigą jau prieš žiemą tai pikas būna, bet jis priklauso nuo oro. Šalant orams iš karto pagausėja čia tų paukščių ir galima stebėti ne tik vandens paukščius, kurie ežere apsistoja, bet čia iš to namelio tiesiog matosi nuostabus tie milžiniški žvirblinių paukščių srautai, kai ten 100 000 jų skrenda nenutrūkstamų srautų tiesiog į pietinės teritorijas orams atšalus, ir paskui juos paukštvanagiai, kai seka medžiotojai, tai va čia iš to namelio galima stebėti tą visą migracijos grožį. O šiaip pavasarį yra smagiau stebėti, nes paukščiai būna tuoktuviniu apdaru ir žmonėm yra daug smagiau matyti juos spalvotus ir gražius, negu poilsio apdaru, kada jisai yra toks, kaip sakyčiau, nabašniko rūbai, be jokių spalvų ir pilki, rusvi tonai, susiliejanti su gamta, slepiamoji spalva, labai dažnai jokio įspūdžio žmonėm nedaro. Tai rudenį migracija vandens paukščiam, ypač kai kuriems žmonėm ten būna ir neįdomi, nes jiems tai paukščiai, oi kokie, sako, pilki ir negražus. Tuoktuvinis apdaras, pavasarį, kai jau būna, tada būna įspūdingiau. Man iš tikrųjų asmeniškai tai turbūt smailiauodegė antis yra gražiausias paukštis pavasariniu apdaru. Tačiau šiaip apskritai tai išsiskiria tai turbūt gaidukai, gaidukų tuoktuvės išsiskiria ir jų tuoktuvinis apdaras labai jau ryškus ir itin įspūdingas, bet čia mes juos stebim tik migracijos metu ir tuoktuvių čia nėra jų. Vienintelis, ką galim dar vakarais, rytais čia stebėti, Plazės apypelkį dar Perkūno oželis, bet ne dėl apdaro, o dėl įdomaus balso jis yra atraktyvus. Nes jis mekena, kai ožys ir tikrai ne balsu jis tai daro, o vibruojančiam pauodegio plunksnom. Žmonės galvoja, kad tai yra ožys mekena. Tai